jau varau link jūros. Ir šiandien yra paskutinė diena. Tai taip, lėksim link jūros. Skrau šmutkų kuprinę, pasiamarius. Tai dabar pusę valandos kelio iki mūsų paplūdimuko. Tai tiesiog lėkiam. Tokį krantelį. Žiūrėkit. Spynės turim. Tai žinot, ką sugalvojau? Išsisupsiu, ne? Skrisiu į tolį. Pažiūrėsime, jeigu painant, tai parodysiu jums. Tai dabar varom patestuoti. Tai šiaip neblogas vandenukas. Gaila, nepaėjo nušokti normaliai. Kaip šokau, bet ten nusišokau. Tipo nukrisdavau, tai 2 kartus bandžiau. Paskui galvoju filmuot, bet tada neužlipau. Karoči, tiek problemų. Tai va, ten, kur buvom, čia prieš porą, praeitam ar užpraeitam video. Turbūt, kad buvom dar KRKS saloj, tai va ten jinai yra. Varim per tą tiltuką. Dabar esam čia kitur biškį. Toks skaidrus vandenukas. Visai šiaip faina pačilint. Tikas dabar, gerai, dabar jau atsirado tos saulės, bet manęs tikrai nebuvo. Tai biškį vėsų buvo. Tai ką žinau, dabar lyg ir normaliai. Tai kur noriu čia pasitrint, kažkot. Reik nueit iki šiukšliadėžės, išmes šiukšlę, tada, nežinau, varysim kur nors pasivaikščiot, padžiūt ir tada vėl maudys. Tada maudysimės ir vėl. Tai varom, išmes šiukšlės, varom. Šiaip visai neblogai buvo, tik kadangi yra tokia viena problemytė, tai negalima šokti. Nušokčiau čia daugiau kartų, bet deja, nušokau vieną. Nelegalų. Tai nežinau, dabar einu štai šiuo takeliu, kur nors, kuris veda. Tiesiog biškį nėra kas veikti, reikia pasivaikščioti. Arba tiesiog pasidėti ant suoliuko. Tai varom. Prie treniruoklių kaip ir žadėjau. Lekam! Sportam. Lekiam atgal, varom. Ir jau turbūt lėksim link hatos. Tai varau persirengti ir lėksim link mūsų hatos. Gert kavos. Kaip čia gerai rimuos. Kavos aišku negeriu, tai tada arbatos. O dabar varom paėst. Tada varysim prie jūros. Tikriausiai pašoknėt. Būtinai pasiimsiu ir jūs kartu. Tikėkitės, pamatysit gerų vaizdų. Tai dabar lekiam namo. Ėst. Taip, nusipirkom. Kokie? 9. Ši visai labai skanus. Pasikrauti mano ausinės, nes rytoj laukia ilgas kelias. Tai turbūt, kad vakare netgi ir telefoną reiks pasikrauti. Taip. Tai net neįsivaizduoju, tai dabar einu pasikrauti ir lauksiu maisto. O valgysim tikriausiai, kad makaronus. Kaipgi be makaronų. Tai jau ir pavalgiau ir panašiai. Tai dabar varom
Ne tik tai, nepaprastai paplaukiot, bet pašokinėt. Tai lekiam 10 minučių mūsų vietą. Dabar jau namo valgyt, o rytoj laukia ilgas kelias namo. Tai važiuosim namo 2 paras. Lekiam namo, dabar namo, kur gyvenam čia. Pamiršau pasakyti, čia vat, o taip, kai šokau nuo to didelio aukščio, tai, kaip čia pasakyti, lipau, ne, ir aš per senelį lipau, ir tiesiog man iškelnėjo, ne, ir bang, kaip dėjau, ir tada, aišku, kažkokia manęs smūgė šitą kelionę, bet gerai, viskas gerai, nusibrozdinimai, ne problema. Tai dabar varau apsirengt ir ėst. Kranas GoPro. Tai, jep. Ausinės jau pakrautas, telefonas. Žinoma, kad ne. 4%, tai tikrai, kad ne. Reiks kraut, o mes laukiam maisto. Ir prie to pačio, aišku, kučios šmutkės. Kučios tai tikrai. Aišku, aš viską buvau išsikrovęs. Man čia dar pasakiau, kaip darbo bus. Kažką šiandien, manau, bandysiu, turbūt viską sukraunu. Pasikraunu, savo viską sunešiu mašiną. Telefoną pasiliksiu ir viskas. Tai va. Tokie ir reikalai. Varom. Gali būti, kad kelionių nebėra. Ką čia dainuojam? Ir, aišku, sivaliau dantis, tai sugalvojau dar 3 porciją ledų šaut. Visai neblogi, bet aišku, tie geresni. Šiek irgi gelatė. Čia jau padėlkas. Tamsumos. Taip. Atsirado ir šviesos. Tai taip. Rytoj mūsų laukia tikrai netrumpas kelelis. Kelelis link namų. Namų į Lietuvą, bet stosim nakvodę Lenkijoje.
Tai manau, kad sutiksim už 5 sekundžių.